mano top 5 vertybės, kuriomis aš šiandien pasidalinsiu su jomis. Vertybės tai parodo, kas mums svarbu, kuo mes tikime, kaip mes veikiame tiek su pasauliu, tiek su savimi. Jas vardinsiu ne iš eilės. Tai pirma vertybė - laisvė. Laisvė man labai svarbi ir jinai, žinoma, apima daug aspektų, bet man labai svarbu galimybę planuoti savo laiką, kada aš noriu dirbti, kada aš noriu ilsėtis, kada aš noriu būti su šeima, leisti laiką, kada noriu viena ir panašiai. Tai per laiko planavimą, per savo gyvenimo valdymo prizmę laisvė man yra labai svarbi. Antra vertybė - tai autentiškumas. Labai ilgai, daug metų aš veikiau iš tos pozicijos, kad man buvo svarbu, ką apie mane galvoja, kaip mane priima, kaip mane vertina ir turėjau daug kaukių, apsimetinėdavau, norėdavau įtikti, patikti ir kai šitą, pavadinkim, programos išsijungia, man labai svarbu tas tikrumas, autentiškumas, galėjimas tiesiog būti savimi be jokių apsimetinėjimų, be jokių įtikimų ir jokių kaukių. Trečia vertybė - šeima. Visada anksčiau pas mane būdavo šeima tiesiog pirmoje vietoje, ypatingai vaikai, tarsi be to daugiau nieko nėra. Tai dabar pas mane šeima yra per tokį sveiką santykį, kad esu aš, yra vaikai, yra vyras, šeima ir mes tiesiog kūrėme sveiką santykį. Aš nebesiremiu į tai į vieną, kaip į pagrindą, kad be to lik manęs nėra. Tiesiog sveikas, harmoningas santykis. Ketvirta vertybė - pinigai. Ir šitą vertybę man labai buvo sunku savo garsiai įvardinti, nes labai ilgą laiko tarpą aš pinigus tiesiog tarsi neigiau. Pas mane būdavo pasakymai, kiek turi, tiek užtenka, ne piniguose laimė, buvau prisiskaičiusi dvasingų knygų arba jas tiesiog buvau neteisingai tuo metu interpretavusi, kad dvasingam žmogui tarsi pinigai kaip ir kenkia, nekenkia, nes tada žmogus daug nori kūrė karmą ir panašiai. Tai dabar aš matau iš savo patirties, kad net ir kad be pinigų net ir laisvė tampa nebemiela. Tai čia lieka mano sąraše. Penkta vertybė - savipriežiūra. Ir čia taip pat labai daug įeina. Ir fizinio kūno priežiūra, ir emocinio, ir mentalinio, ir sielos. Tai tiesiog kasdieniai dalykai - maistas, poilsis, judėjimas, sportas, skaitimas, dienoraščio rašymas, pasivaikščiojimas ir daug tokių dalykų, kuriuos padarius ir fiziškai jaučiamės gerai, ir stresas mažėja, ir tas toks rūpestis savimi, savęs nebenužmetimas į kažkelintą vietą, o tas toks supratimas, kad kai aš pilna, kai aš laiminga, tada ir išorėje visą tai pasireiškia ir galiu duoti ir kitiems daugiau. O kaip tu, ar turi savo top vertybių sąrašą ir kaip manai, kuri pas mane vertybė yra pirmoje vietoje? Pasidalink komentaruose ir bus labai man įdomu paskaityti.